Man labai smagu, kad susirinko tiek daug užsienio pranešėjų, tai šitam renginiui gal suteikė tokio svarbumo. Išgirdom labai daug informacijos, kad pasaulyje kanapė yra labai plačiai naudojama, jos yra panaudojimas tiek kanabinoidai, tai yra vaistai, tiek yra maistas, tiek yra tekstilė. Tai buvo iš Saudo Arabijos, buvo iš JAV, skaitė pranešimas, kokie yra moksliniai pasiekimai pasaulyje. Tai mums gal tas suteikė svarbumo tiek, kad mes jau kuris laikas kalbam apie kanapę, kalbam, kai kiti daro. Ir mes matome, kiek yra toli nuvažiavęs pasaulis su savo pasiekimais, o mes dar ginčijamės, nežinau, galbūt mus baudžia už tai, kad mes padarom visiškai nereikšmingus nusižengimus, mus kontroliuoja daugybė įstaigų, kai tarkim dėl to pačio THC, kuris iš vienos pusės pas mus yra toks baisus, bet pasaulyje jis yra pripažintas kaip vaistas. Tai jeigu pasaulis pripažintas kaip vaistas ir tarkim JAV, Kanadoje, Urugvajui galima jį naudoti kaip ne tik kaip vaistą, bet kaip ir, tiesiog galima nusipirkti parduotuvėje, kaip rekreacinė priemonė daugybė valstybių, kaip Europos, tarkim, Vokietija, Ukraina ir daugybė kitų, juos leidžia naudoti kaip vaistinį preparatą. Tai tuo tarpu mes matome tame didžiulį baubą. Taip pat labai smagu, kad atvažiavo iš tokių valstybių kaip Prancūzija, didžiausio kooperatyvo vadovė, ir parodė, kad tikrai kanapės gali būti auginamos dideliu mastu, tai yra 13 000 hektarų, tai yra susikooperavęs ūkininkai susikooperavę, kas pas mus yra iš tikrųjų svarbu visiems ūkininkam judėti į priekį kooperacijoje, nes tai galima padaryti tikrai stambų verslą. Norime pakviesti tiek ūkininkus, kurie augina kanapes, prisidėti prie mūsų asociacijos, ją stoti, aktyviai dalyvauti, kalbinti visuomenę, šviesti, nes pas mus yra galbūt ir ta bėda tokia, kad politikai atstovauja visuomenę, o visuomenė yra, sakykime, kanapių srityje tikrai neapsišvietus. Ir mums labai svarbu šviesti, nes mes negalim pykti ir ant politikų, nes politikai yra visuomenės atspindys. Tai kuo, sakykime, ne tik tai kažkokiais konkrečiais veiksmais, tai reikia daryti, tarkim, ten važiuoti į Seimą ar į vyriausybę ar dar kažką, bet tiesiog paprastu kasdieniniu darbu galima prie to prisidėti, šviečiant kaimyną, šviečiant politiką, kad kanapė nėra baubas, kad ji yra reali priemonė ir tai gali išaugti į didelį verslą. Bet tos bangos buvo gal čia, kas susijęs su biomasė, su kanabinoidais, tai ta banga buvo pakilusi ir ji nusileido. Ir dabar gal tokiam mes esame, kaip sakyti, stabilaus augimo stadijoje. Ir ypatingai su sėklome matome tikrai labai didelį poreikį, labai didelį augimą. Ir tai gana yra paprasta šitoj vietoj pasiekti, tikrai turi Lietuva ganėtinai didelius gamybos pajėgumus ir juos galima lengvai padidinti. Šiandieną gal net didžiausia problema yra ne kur parduoti, bet kur nupirkti žaliavos tam. Jeigu žiūrėtume iš kanabinoidų, taip pat turim labai puikių įmonių Lietuvoje, kurios taipogi, sakykime, kaip Panevėžio aruodas, kaip Biosidas, kurios taipogi labai dabar jau stipriai augina pardavimus, bet šitoje vietoje gal mums gana sudėtinga yra konkuruoti su kitais augintojais, kurie, tarkim, gal šiai dienai gali pigiau užauginti kanabinoidus dėl to pačio reglamentavimo teisinio, nes tarkim,
Čekijoje galima 0,8 THC auginti augalus, mes galim tik 0,3. Tai mes turbūt šitoje vietoje nesukonkuruosim, kol nepasikeis teisinis reglamentavimas. O jeigu žiūrint iš pluošto pusės, tai čia reikia gal labai didelių investicijų, kad šitas verslas Lietuvoje sėkmingai judėtų.